Jeigu tu suvalgysi šiandien arba jau suvalgiai kažką iš greito maisto restorano, tikrai nieko tau blogo neatsitiks rytoj arba poryt. Tačiau jeigu tu į savo racioną įtrauksi vis dažnesnius užsukimus į greito maisto restoraną, tavo mitybos racione atsiras greitai paruošiami makaronai, daug padažų, įvairiausių majonezų, įvairiausių kitokių padažų, ar ne, kurių pilnos mūsų lentynos, tada tavo racionas pasidarys nebesaugus tavo pačiam organizmui. Ir po kažkiek tai laiko, greičiausiai tai reikės metų ir netgi ne vienerių, kada tavo organizmas pradės šaukti: žmogau, ką tu darai su manimi. Ir atsiras įvairiausios problemos. Dažniausiai vyram atsiranda nutukimas, problemos su kraujotakos sistemos lygomis arba su reprodukcinė sistema. Taigi, pirmiausiai tau nustos stovėti, paskui pakils spaudimas, arba ne, iš tikrųjų atvirkščiai. Pirmiausiai tau pakils spaudimas, padidės cholesterolis, o po to pradės blogai stovėti. Taigi, tavo mityba šiandieninė, jinai turės įtakos už kelių metų tavo visai organizmo būsenai. Jeigu nori pasitarti dėl mitybos arba kažką tai pakeisti savo organizme, bet trūksta pirmo žingsnio, parašyk, padėsiu aš tau jį padėti. Tai bus stebuklingas spyris į šikną, o bet kuris spyris į šikną, tai taip pat yra žingsnis į priekį. Pradėk jau šiandien. Pradėk nuo savęs ir be to pasidalink su draugu.